Labai paprastais žodžiais kalbant, fizinio asmens bankrotas tai yra civilinė teisminė byla, kai žmogus pats savanoriškai kreipiasi į teismą su pareiškimu, nurodydamas, kad jis nebegali išmokėti skolų, kurio yra daugiau negu 25 mma. 2024 metais yra apie 23 tūkstančius ir 25 metais tai bus jau beveik 26 tūkstančiai eurų. Teismas įvertinęs visas aplinkybes, kai nėra kliūčių tam fizinio asmens bankroto bylai iškelti, bankroto bylą iškelia ir tada žmogus tikrai pajaučia palengvėjimą, nes dažniausiai žmonės gyvena varginami antstolių, nuolatinių išieškojimo procedūrų ir negali planuotis nei savo pajamų, nei išlaidų, nes visi nuskaitymai yra tikrai nenuspėjami. Ir prasidėjus fizinio asmens bankroto bylai, visi antstoliai grąžina vykdomuosius raštus į fizinio asmens bankroto bylą. Daugiau jie tame procese kaip ir nedalyvauja nebent kreditorių teisėmis ir žmogus pats disponuoja savo sąskaitomis ir pats planuoja savo tolimesnius veiksmus. Sekantis etapas yra kreditorinių reikalavimų tvirtinimas. Ką tai reiškia? Visi kreditoriai, kuriems žmogus yra skolingas, pateikia savo reikalavimus bankroto administratoriui, kuris savo ruožtų patikrinęs juos pateikia teismui tvirtinti. Žinoma, jeigu asmenys jau buvo kreipęsi kreditoriai į antstolius, tai jiem papildomai kreditorinio teikti nereikia. Ir svarbus momentas būtent kreditorinių reikalavimų tvirtinime yra tai, kad žmogus turėtų prisiminti visus savo kreditorius, kad būtų įtraukti visi kreditoriai, nes jeigu kreditoriai buvo neinformuoti ir neįtraukti į fizinio asmens bankroto bylą, tai jų reikalavimai ir nenusirašys. Na ir tai yra iš tiesų apmaudu, nes tiek laiko bankrutuojant, galiausiai baigiama bankroto byla ir paaiškėja, kad kažkoks tai kreditorinis reikalavimas nebuvo įtrauktas. Labai svarbi procedūra fizinio asmens bankroto byloje yra mokumo atkūrimo plano patvirtinimas. Kasgi tas mokumo atkūrimo planas? Tai yra toks dokumentas, kuriame fizinis asmuo nurodo, kokias gaus pajamas, kokios bus jo išlaidos, kokie bus papildomi veiksmai, kaip jis atkurs savo mokumą, kokios planuojamos įmokos kreditoriams, administravimo išlaidos ir įvairios kitos detalės. Būtent nuo to plano priklausys, kiek per laiką asmuo sumokės ir kokius veiksmus privalės atlikti. Tai yra nurodomas ir turto pardavimo eiliškumas, kainos tvarka ir kiti dalykai. Mokumo atkūrimo planas yra teikiamas kreditorių susirinkimui. Kreditorių susirinkimas planui gali pritarti, gali nepritarti, tačiau bijoti tikrai nėra ko. Jeigu kreditoriai nepritarė, sakykime, tam planui, galiausiai paskutinį žodį taria teismas, kuris dažniausiai savo nutartimi būtent planą jį patvirtina. Po plano patvirtinimo seka plano vykdymas. Tai yra žmogus 3 metus įprastai gyvena, dirba, teikia ataskaitas, teikia savo sąskaitų išrašus, darbo užmokesčio pažymas, įvairius kitus dokumentus. Iš tiesų planas gali būti vykdomas nekeičiant jo, taip kaip jis buvo numatytas, tačiau iš praktikos galiu pasakyti, kad kai kurie žmonės plano vykdymo metu ir susituokia, ir išsiskiria, ir pagimdo vaiką, ir ne vieną, ir pakeičia darbus, ir pakeičia profesijas. Taip, kad planas yra kaip gyvenimas, jis gali būti tikrai koreguojamas priklausomai nuo pasikeitusių aplinkybių. Svarbu, kad eina pats terminas būtent 3 metai. Pats svarbiausias ir smagiausias tikriausiai momentas fizinio asmens bankroto byloje tai yra jo pabaiga. Baigėsi fizinio asmens bankrotas būtent mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto surašymu. Jį pasirašo administratorius, kreditorių susirinkimo pirmininkas ir pats bankrutuojantis asmuo. Galiausiai tvirtina jį
teismas ir teismo nutartyje yra išvardintos sumos, kurios yra nurašomos. Ir tai yra dokumentas oficialus, kuriuo būtent skolos ir pasibaigia. Žmogus yra laisvas toliau pradėti naują būtent gyvenimo lapą, gali toliau skolintis, dirbti ką nori, užsiimti kokią nori veiklą. Nori iš karto nuraminti tuos asmenys, kurie galbūt iš kažkur yra prisiklausę, kad fizinio asmens bankrotas sugadins jiem gyvenimą, sugadins reputaciją, darbdaviai nebenorės jo darbinti, kredito įstaigos neskolins pinigų. Tikrai toli gražu taip nėra. Netgi pačiame fizinio asmenų bankroto įstatyme yra nurodyta, kad draudžiama taikyti bet kokius apribojimus susijusius su tuom, kad fiziniam asmeniui buvo iškelta bankroto byla. Tai yra, negali taikyti apribojimų nei paslaugas teikiančios įmonės, nei kredito įstaigos, ir ne vienas mano klientas yra pasiėmęs jau ir būstui paskolą ir pradėjo naujus verslus ir toliau sėkmingai labai gyvena ir dirba.